Sveiki mano kanalo žiūrovai, draugai, tie, kurie dar neprenumeravote kanalą, būtinai prenumeruokite. Šiandieną pakalbėsiu apie keletą prekių, kurių įsigijau, iš visiems gerai žinomų tinklų, kinietiškų, bet šios prekės man pasirodė vertos dėmesio, todėl noriu pasidalinti šiomis prekėmis su jumis. Kaip visada, lauksiu jūsų komentarų apie prekes, kam įdomu, rašykite komentarus, komentaruose paliksiu nuorodas. Pirmiausia, noriu pristatyti prieskonių malūnėlius, tai yra 2 malūnėliai. Malūnėliai pagaminti pakankamai kokybiškai, iš nerūdijančio plieno, permatomas indas produktams, molinis peiliukas, malti prieskoniams, byra trupučiuką. Pakraunami šitie malūnėliai, aš jau naudojuosi apie 2 savaitės ir jie dar pakankamai gerai nei karto nebuvo įkrauti ir net nesignalizuoja indikatorių, kad juos reikėtų įkrauti. Yra, jau minėjau, nerūdijančių plieno patys korpusai, toliau eina plastikas ir viduj matome yra 6 padėtys rūpumui nustatyti, tai yra tiek druskai, tiek prieskoniams, tarkim pipirais. Mes įdėjom keletą rūšių pipirų, kad būtų miksas. Malūnėlė kraunasi Type-C jungtimi. Šitoje pusėje, jeigu matysite, yra Type-C jungtis, standartinė telefono jungtis ir pakrovėjas. Tom telefono tinka, kuo galingesnis pakrovėjas, tuo greičiau kraunasi. Daugiau čia nieko turbūt negaliu pasakyti, blogo ar gero, esu labai patenkintas šitais malūnėliais. Jie iš tikrųjų, tiesa yra toksai šepetėlis, išvalyti užsikimšusias skylutes ir į komplekte buvo. Taip pat manau čia yra tokia kaip įranga, aš nesuprantu, čia gal galima netgi šitą visą prieskonių, vadinkim, stotelę, pakabinti ant sienos, kad patogiau būtų naudotis. Kodėl man patinka elektriniai, nes man tie vienkartiniai, kurie brangiau kainuoja ir sukti pastoviai juos labai yra sunku ir nepatogu. Tai įsigijau štai tokius 2, tie, kurie daug gaminate, tiek virtuviai, tiek gal kur nors darbe jums tokių dalykų reikia, tai nuorodą, sakau, rašykite komentarus, nuorodą su jumis pasidalinsiu. Ir dabar noriu parodyti, kaip jie veikia, pamatysit pakankamai gražiai jie veikia, ir tyliai, ir patogiai. Į lėkštę parodysiu jums, kaip byra pipiriukai. Yra štai čia mygtukėlis, tiesiog paspaudžiam ir netgi, nežinau, ar jūs matote, aš savo ant rankos pabersiu, gal geriau matysis. Ne, matosi, manau, ir lėkštė gerai. Taip pat yra apšvietimas, LED apšvietimas, matosi zona, į kurią mes beriame prieskonius, gal dienos metu netaip gerai matosi. Ir lygiai taip pat paberkime druskus. O, užkvipo. O, druska kaip yra, nuo ant delno irgi gerai matosi. Va. Puikus daiktas, patogu, greita, nereikia sukti nieko. Pribėriau ant stalo. Visuomet patogu. Vienu žodžiu, tiem, kam tokio prietaiso reikia, rekomenduoju, įsigykite, už tai aš nieko negausiu. Pirkdami man jokių taškų jūs net nešite, nei premijų, nei bonusų, taip kad pakartosiu, kuriems įdomu, komentaruose palikite žinutę, pasidalinsiu nuorodą. Sekanti prekė, kurią noriu jums parodyti, tai yra štai toksai baldų durelių laikiklis. Netgi galėčiau pasakyti durų, baldų, čia priklauso nuo kokios jėgos jums reikia, jisai yra reguliuojamas, tarkim štai šitą detalę, pavadinkime tėvelį, prisukam prie durelių, o mamytę prisukam prie kažkokios spintelės, galbūt korpuso, prie durų, staktos, ir taip toliau. Ir štai šitas daiktas man labiau patinka nei kokie nors magnetai, kurie tikrai silpniau laiko. Taip pat galim šitą daiktą pasukti 90 laipsnių kampu ir montuoti kampu, kaip sakant, pakeisti kampą. Arba į vieną pusę, arba į kitą. Žiūrint, kaip jums reikia. Taip pat šitas dalykas turi dar savyje reguliavimą. Aš jums išardysiu, parodysiu. Jeigu reikia stipriau, kad pritrauktų, neiššoktų,
Tai viduje yra 3 detalės, tai yra spyruoklytė, aš pabandysiu padėti ant stalo, štai spyruoklytė, veržlytė ir šratukas. Tai va, tai ta šratukas spaudžia spyruoklytę, su varžtu mes sukeliame spaudimo jėgą, kuo didesnė jėga, tuo sunkiau yra ištraukti tą tėvelį, pavadinkim taip. Taip. Tai iš tikrųjų labai geras daiktas, man pasiteisino, nes man visi magnetukai išlakstų, nesilaiko, tai aš tokius daikčiukus perku, jie labai pigiai kainuoja. Ir kurie užsiėmėte baldų gamybą ar dar kažkur tai, kam reikia, taip pat rašykit komentarus, informaciją paliksiu komentaruose. Na, susirenka labai paprastai, imam detalės, taip, dedame, kur bėgi, tuo sudėsiu. Tikiuosi muzikos nesigirdės, kaimynai už kai muziką leidžia, kad mane YouTube'as neužmanintų. Taip, įdėjau šratuką, įdedu spyruoklytę ir varžtelį. Štai šitą. Mano pirštai pakankamai dideli, tai man sunku susukti. Nu, bet aš manau, kad įdėjau gerai. To mėginsiu įdėti. Užsukti. Oi, ne tai, pusę įdėjau. Čia reikalingas minusinis atsuktuvas. Na, čia viskas paprasta. Op. Ir užsukam, kokios mums reikia jėgos. Įmame tėvelį, atsakoma detalę ir viskas veikia. Tai va. Tai antra prekė, tuoj pristatysiu jums trečią prekę. Ir paskutinė prekė, kurią noriu pristatyti, tai Wi-Fi adapteris. Labai geras dalykas. Yra 16 amperų, yra 20 amperų. Galim pajungti bet kurį prietaisą, greitai jį padaryti išmanių, valdomų nuotolių. Kur galim panaudoti tokius dalykus? Tie, kurie turite saulės elektrinę, galite įjungti nuotoliniu būdu, tarkim, kai saulė aktyvi ir mes galim šildyti savo karštą vandenį, įjungti, tarkim, kažkokį tai gyvatuką. Tie, kurie gal neturi tokių daiktų namie, pamirštate išjungti, tarkim, lygintuvą, ar nežinote, ar jisai įjungtas ar neišjungtas. Galbūt jūsų aplinkoje yra žmonių, kurie serga sunkiomis lygomis ir jūs pergyvenat, kad jie kažkur tai kažką gali įjungti ir pamiršti išjungti. Tai jūs bet kuriuo metu galite pasiėmę telefoną pasitikrinti, ar jūsų prietaisai yra įjungti arba išjungti. Veikia labai paprastai, parodysiu. Štai aš turiu čia pralgintuvą, kišu jį, tarkim, į rozetę, taip. Ir va, pas mane, tarkim, žmogus mano kažkoks tai giminaitis, neduok dievė, tokios nelaimės serga ir jisai negali įsijungti savo kokio nors ventiliatoriaus ar dar kažko tai. Aš šiuo metu, matote, jisai yra įjungtas. Parodyti, kaip veikia jisai su telefonu, aš jums negaliu, nes šiuo metu telefonu filmuoju. Tai pademonstruosiu. Štai taip čia fiziniu mygtuku išjungiam. Ir tarkim, jeigu turėčiau aš Wi-Fi, susinstaliuoju tam tikrą programėlę. Ant pakuotės yra QR kodas, jį nufotografuoja ir atsisiunčia programėlę. Viskas konfigūruojasi labai paprastai, lengvai, ten nieko sudėtingo nėra. Ir būdami prijungiant prie savo mobilaus namų tinklo ir būdami bet kurioje pasaulio vietoje, kurie yra internetas, jūs galite tiesiog įjungti arba išjungti kažkokį prietaisą, kuris yra pas jūs namuose. Ir šitokie daiktai yra tikrai labai patogus ir dažnai man prireikia gyvenime ir pačiam teko naudotis ir dabar naudojuosi. Pas mane jie yra naudojami ant gyvatuko, ant boilerio karštam vandeniui ruošti. Ir trečias, aš patikrinu dėl viso pikto, ar katilas mano yra įjungtas ar išjungtas. Na, panaudojimų sričių iš ties yra labai daug. Tai turbūt šiam kartui tiek. Visiems ačiū, kurie žiūrėjote. Parašykite būtinai komentarus, ar jūs tokios prekės domina, nes tokių prekių pas mane namie, tiksliau, aš užsisakau nemažai. Visiems gražios artėjančios vasaros.
Likite sveiki, laukit naujų vaizdo įrašų. Ir tiesa, dar pamiršau pasakyti, grįžtu dar tinklalapį ten, kur aš pirkau šitos daikčiukus. Yra ir šakučių, ir rozečių, ir dar visokių begalybė Wi-Fi valdomų prietaisų. Tai tie, kurie norit pasidaryti savo namus išmanesnius, valdomus internetu, ten rasit savo visokių gerų, naudingų daiktų. Dabar tikrai sakau iki, laukit naujų vaizdo įrašų.